Retransliatorius tai ne kas kita kaip radio stotis, kuri pagauna kitos mažytės radio stoties signalą, jį sustiprina ir tokiu būdu persiunčia kitoms radio stotims. Tokiu būdu su paprasta maža radio stotelė galima susikalbėti, subendrauti su kitais korespondentais, kurie yra, tikrai palyginti nemažu atstumu. Lituanika SAT1 balso retransliatorius buvo sukurtas 2 žilvinų. Jį suprojektavo Žilvinas Atkočiūnas iš Klaipėdos radio mėgėjas, kurio šaukinys LY2 SS. Sukūrė ir sukonstravo Žilvinas Batis iš Elektrėnų, kurio šaukinys LY3H. Jisai yra ypatingas savo konstrukcija, tai yra stebėtinai didelis darbas buvo atliktas ir idėja retransliatorių į Lituaniką SAT1 palydovą mes padidinome aprėpti balsinio ryšio iki kelių tūkstančių kilometrų. Tai nutiko vakar, 2014 metų balandžio 22 dieną, šiek tiek po pietų. Pirmas bandymas buvo tik tai kolega kūrėjas kalbėjo ir mes klausėmės. Antras bandymas buvo 2 kūrėjai klausėsi, tai yra Žilvinas iš Elektrėnų, užmezgė ryšį su kolega kitu Žilvinu iš Klaipėdos ir mes klausėmės, kaip vyksta ryšys. Ir trečias bandymas buvo atliktas jau su užsieniečiais. Su belgais, belgas kalbėjosi su ispanu, ispanas kalbėjosi su žmogumi iš Anglijos ir tai rodė, kad ryšys tikrai geras ir galim tikrai pasidžiaugti, kad per mūsų palydovą ryšį užmezgė praktiškai visa Europa. Secure satellite on November 4, Hotel Foxtrot. Oscar November, Hotel Oscar, this is Lima Yankee 3 Hotel, 5x9, over. Y2 Saulius. Y2 Saulius, LY3 Henrikas, klausau. Y3H, 5-9, linkėjimai iš Klaipėdos. Aš esu labai vis dar tokioje euforijoje, kad mes lietuviai, mes sukūrėme tą daiktą nuo nulio, iškėlėme į kosmosą ir jisai veikia ir jisai yra iš tikrųjų šiuo metu vienas iš viso labo 2 tokių retransliatorių šiuo metu dirbančių kosmose. Numeris 1, kuris jau kurį laiką ten skraido, yra Saudo Arabijos mokslininkų sukurtas retransliatorius, ypatingo populiarumo įrenginys. Retai kada išgirsim jį tylinti eteryje, tuo tarpu galbūt dalis tų korespondentų persikels daryti ryšį į lietuviškai palydovą. Kokybės prasme, kokybės ir ryšio kiekybės prasme tai yra labai vykęs eksperimentas, labai džiaugiamės ir iš tikrųjų gal netgi šiek tiek pranoko mūsų lūkesčius, kadangi tikrai buvo sėkmingai atliktas, o ryšio kokybės prasme ir balso perdavimo kokybės prasme tai tikrai toks jausmas, kad kolegos, kurie naudojasi retransliatoriumi ir per jį kalba, toks jausmas, kad sėdi netoli antenų ant stogo. Tikrai geros kokybės ryšys. Ateitis nebent tinklas tokių retransliatorių, kuris aprėpia visą pasaulį, konkurencija mobiliam ryšiui galbūt ir sukurti savo kažką dar įstabesnio, kažką dar progresyvesnio ir kažkokių naujovių dar iškelti ir kosmose jas įjungti ir jomis naudotis.